Man yra 22 metai ir aš esu vienas jauniausių mokytojų Lietuvoje. Atsimenu, pirmą dieną labai noriu padėkoti savo mentoriui Mindaugui, kuris tą pirmą dieną man palengvino, padėjo susipažinti su vaikais, padėjo į tą įsivažiuoti. Kiekvieną dieną mes su juo dirbam kolegos, dažnai pamokas turim pogrupius kartu ir jeigu ne jis, manau, vienam pačiam būtų tikrai buvę sudėtinga čia. Automechanikos profesiją įgijau pameistrystės būdu, 3 kurse. Po metų nuo to baigimo mane pakvietė statybos ir mechanikos skyriaus vedėja įsidarbinti, kad mokytoju, nes kadangi mano buvo labai geri mokymosi rezultatai, tas pameistrystė, kad labai daug tokių pliusų turėjau, dar buvau pakviestas ir į interviu dėl pameistrystės, tai jie mane pasikvietė atgal kaip mokytoja dirbti su mokiniais ir mokint būtent dabar šiandien dienai vadinamos transporto priemonių remontininko profesijos. Keista, kai žmonės sužinau ir tas klausimas jų, tai tu tikrai mokytojas, bet dar vis ir pačiam sunku tuo patikėti, nors jau 2 metai eina kaip dirbu šį darbą, bet įdomus jausmas, įdomi patirtis. Manau, ne kiekvienas yra tą darbą, aš suprantu, ir ne kiekvienas gali jį dirbti. Pameistrystėje vienas buvo geriausių pasiūlymų mokytojų ir vienas geriausių sprendimų, kadangi buvo galimybė užsidirbti pinigų ir stotis ant kojų ir kurti savo gyvenimą.